Jeigu tavęs niekas nedžiugina, jeigu tu nieko nebenori, jeigu tu jauti, kad neturi energijos, tau ne depresija. Tavo nervų sistema yra išgyvenimo režime. Mūsų niekas nemokino, kaip sureguliuoti savo emocijas ir kaip suprasti savo kūno kalbą. Mus mokino, kaip būti varžteliais sistemoje, todėl buvo išrasti tokie žodžiai kaip tinginystė arba depresija. O viso labo tai yra tavo kūno atsakas, tavo kūno signalas, normalus tavo kūno signalas į nenormalias aplinkybės, į nuovargį. Ir iš tiesų greičiausias kelias į svajonių gyvenimą, į užsipildymą, į ramybę, į sėkmę, į laimę yra ne per spaudimą, o būtent per sulėtėjimą. Mūsų kūnas yra nesutvertas gyventi tokiu režimu, kokiu gyvenom iki šiol. Todėl viskas keičiasi. Todėl jeigu nori atstatyti vidinį balansą ir išvesti savo nervų sistemą iš išgyvenimo režimo, tai šok, eik pasivaikščioti, būk gamtoje, kvėpuok, tiesiog sulėtėk.